Na, atėjo eilė modeliui, kuris apibūdina komunikaciją tarp dviejų žmonių, tiksliau procesus vykstančius tarp tų dviejų žmonių, dar taip vadinamas tripozicinis modelis arba suvokimo pozicijų modelis. Jeigu žmogus gyventų vienas miške, iš vis vienas gal net ir miško nebūtų aplinkui, šitas modelis neturėtų prasmės dėl labai paprastos priežasties. Nebūtų su kuo komunikuoti. O dėl to, kad NLP yra apie komunikaciją, nes modeliuojami buvo efektyvūs psichoterapeutai, kurie komunikuodami su savo klientais turėjo vienokį arba kitokį, bet labai gerą, sėkmingą rezultatą, tai NLP autoriai paėmė ir aprašinėjo šitą jų patirtį, būtent taikydami skirtingas suvokimo pozicijas. Dar kas yra labai svarbu, jeigu norite mokytis iš kito žmogaus, jūs tikrai irgi užimat vieną iš šitų pozicijų. Jeigu norite suprasti kitą žmogų, jūs irgi užimate vieną iš šitų pozicijų. Taigi jūsų dėmesį vienas iš irgi apie efektyvią komunikaciją, apie efektyvų bendravimą, kalbantis ir aprašantis modelis, 3 pozicijos, 3 suvokimo pozicijos. Apie ką šis modelis ir kodėl jis svarbu žinoti. Šitas modelis apibūdina mano ir kito žmogaus santykį. Tai pirma pozicija, tai yra taip, kaip aš matau situaciją. Tai yra mano pojūčiai, mano jausmai, mano situacijos vertinimas, mano matymas, mano tikslai, mano ketinimai, mano poreikiai. Viskas apie mane. Tai pirma pozicija, aš esu pirmoji pozicijoje, aš kalbu už save ir kaip aš matau tą situaciją. Viskas visiškai mano akimis. Kad jau eina kalba apie komunikaciją, tai greičiausiai yra ir kitas žmogus. Tai kitas žmogus arba antra pozicija, tokia metafora būtų, kaip tas pasakymas yra, atsistok į kito žmogaus batus. Tai vat antra pozicija ir būtų kito žmogaus batai. Atsistoti į jo vietą, jo situaciją, pabandyti jį suprasti. Čia įsijungia empatijos procesas, įsijungia prisiderinimo, įsijungia supanašėjimo, susitapatinimo procesai. Kaip tą situaciją mato kitas žmogus. Kaip jis ją mato, kaip jis ją girdi, kaip jis ją jaučia, suvokia, priima, vertina. Kodėl yra svarbu šitas dalykas? Tai yra normalu, kad mes esam skirtingi. Tarp dviejų žmonių, dviejose galvose, tas pats dalykas gali reikšti turėti skirtingą reikšmę, skirtingą turinį reikšti. Ir tam, kad mes susikalbėtume, kad nustotume ginčytis, kad mes susikalbėtume, mes ieškom kažko, kas mus vienyje, kad mes galėtume susitarti. Nebent aš visiškai ignoruoju kitą nuomonę, būna ir tokių variantų, žmonės ir taip elgiasi. Nebent aš visiškai ignoruoju kitą nuomonę, sakau, aš teisus, yra 2 nuomonės. Mano ir neteisinga. Tai jo, bet mes ne apie tai, NLP ne apie tai. NLP apie tai, kaip susikalbėti. Tai pirmoji pozicija, aš žinau, kaip aš tai matau, o pereidamas į antrą poziciją, atsistodamas į kito žmogaus batus, į kito žmogaus situaciją, aš tarsi pažiūriu į tą situaciją kito žmogaus akimis. Pabandau ją pamatyti, išgirsti, suvokti, pajausti, vertinti taip, kaip mato tas žmogus. Kuo man tai naudinga, aš galiu palyginti tas 2 patirtis. Aš galiu palyginti savo matymą ir galiu palyginti kito žmogaus matymą. Mes tai darom buityje kiekvieną dieną, kai paklausiam kito žmogaus, kaip tu tai matai, o kaip tai tavo atrodo. Kai aš paprašau, kad žmogus papasakotų, kaip jis tai mato ir nutylu ir nesileidžiu jokį vertinimą, jokį kvestionavimą, o tiesiog klausau ir bandau tai pamatyti jo akimis, aš jau esu prisijungime prie jo, tai esu prisijungęs, bandau tą suvokti jo tą pasaulio matymą. Ir dabar 3 pozicija. 3 pozicija, jinai įdomi yra tuo, kad jinai apibūdina santykį tarp šitų 2 žmonių. Pirma pozicija, aš visiškai mano pojūčiai, antra pozicija, aš pašnekovo vietoje, pašnekovo batuose ir, pojūčiai, jausmai yra šiek tiek tokie meta, bet aš galiu atsakyti, koks man jausmas kyla, būnant toj pozicijoje įsijaučiant į to žmogaus vaidmenį,
O trečia pozicija, tai yra, jeigu kampe kabėtų kamera, arba kaip dar mėgsta NLPeriai sakyti, musė ant sienos, žinai, ir jinai mato, kaip veikia, kaip sąveikauja sistema. Tai reiškia, jokio emocinio, jokio jausminio kontakto, nes kamera, jinai neturi emocijų, jinai tik tai gali apibūdinti procesą, kuris vyksta. Tas pajudėjo, pasakė, pasilenkė, tas sureagavo taip, anaip arba trečiaip. Tai reiškia, stebėtojo šitą rolę, stebėtojo tas vaidmuo, jis yra maksimaliai nešališkas. Mes dar mėgstam sakyti, kad tai yra metapozicija, tokia iš šono, iš toliau, arba pozicija virš, kad mes matytume ne vieną žmogų, ne kitą žmogų, o visą sistemą, kaip tie žmonės tarpusavy sąveikauja. Jeigu paimti sporto tokią analogiją, vyksta kokia nors sporto varžybos ir tenais nedalyvauja jums svarbi komanda, tiesiog arba abejingas esate kažkokiai tai sporto šakai, žiūrite su tokiu abejingumu, nejausdamas jokio emocinio prisirišimo, tiesiog matot, žmonės kažką tai daro. Ir aš net nebejoju, kad patys geriausiai stebėtojai būtų kokios genties atstovai, kurie neturėtų jokios patirties apie futbolą, apie krepšinį, apie bet kurį kitą komandinį sportą. Jie tiesiog sakytų, o čia žmonės bėga, kažką tai parideno, kojom spardo, pirmin atgal. Jie puikiai kaip stebėtojai papasakotų, ką jie mato. Koks ten tas ryšys tarp tų dviejų pusių. Kuom naudinga ta trečia pozicija arba ta meta pozicija? Tam, kad pats atsiribotum nuo savo išgyvenimų, kad pamatytum tą situaciją iš šono, kad pamatytum ją plačiau, kad pamatytum santykį, kad pamatytum, koks atsakymas gali praeiti, kad surastum, pagalvotum, kokie sprendimai, kokie pasiūlymai galimi pačiam savo, kaip tai šitą situacijoje pasielgti. Nes meta pozicijoje, stebėtojo pozicijoje aš turiu tokius dvejopus duomenis, turiu savo matymą, savo jausmą ir truputėlį spėlioju, aišku, bet tiek, kiek leidžia man tas įsijautimas į kito žmogaus batus, turiu ir tos duomenys, kaip tas žmogus, kaip mano pašnekovas, mano oponentas, gali matyti, suvokti, jausti tą pasaulį. Ir aš turėdamas tos du palyginimus, galiu netgi pateikti pasiūlymą kažkokį savo, tokį paplanuoti savo veiksmus, o kaipgi man elgtis toj situacijai. Šitas modelis arba šita technika labai puikiai tinka konfliktinių, sudėtingų situacijų sprendimui. Už tai, kad galima pabandyti įžvelgti kiekvienos iš konflikte dalyvaujančių pusių interesus, ketinimus, argumentus, svarbes vietas, stipriasias vietas, silpnas vietas ir pamodeliuoti tokį scenarijų. Aš žinodamas, kad yra tokia technika, būdamas tam stebėtojo vaidmenį, galiu pragalvoti, kokiegi mano, būnant pirmoj pozicijoje, kokiegi mano argumentai, kokiegi mano žodžiai, kokiegi mano elgesio modeliai būtų naudingi, kokį rezultatą duodu, kokie galimi būtų atsakymai, kokios galimos būtų reakcijos mano pašnekovo. Na ir kaip aš galėčiau, kaip mes galėtume toje vietoje kažkaip rasti bendrą kalbą, susitarti, kad tas konfliktas būtų išspręstas. Galbūt netgi aš atsistojęs į jo poziciją, suvoksiu jo ketinimą, jo poreikį ir pagalvosiu, kaip aš būdamas pirmoji pozicijoje galėčiau tą poreikį vienaip arba kitaip atliepti. Tokia idėja. Dar šitas modelis puikiai tinkamas yra pardavimų derybų kontekstuose, kai ruošiasi pardavėjas, kai ruošiasi pardavimų kažkokiam tai pokalbiu arba deryboms, kai ruošiasi irgi pražaidžia, pergalvoja, o kaipgi viskas vyks, kaipgi viskas bus, apie ką bus kalba. Dar šitas modelis, dar šitas metodas tinkamas ir taikomas labai plačiai, kai ypatingai pirma ir trečia pozicijos skirtingose technikose, kai reikia į save pažiūrėti iš šono.
ta trečia pozicija, meta pozicija taip vadinama, ne? Kad aš čia ir dabar, aš įsivaizduoju, matau, jaučiu ir atsitraukęs iš šono, iš stebėtojo tą poziciją, pasižiūriu save, kaip man atrodo, kaip aš ten atrodau, kaip ten tas Andrius, ką jis galvoja, kaip jisai laikosi, kokią ten perspektyvą, galbūt kažkokią tai turiu tokią mintį. Nu, va, toksai požiūris iš skirtingų perspektyvų, toks santykis su ta patirtim iš skirtingų perspektyvų duoda platesnį, išsamesnį, turiningesnį matymą ir, žinoma, leidžia sugalvoti naujus sprendimus, įžvelgti naujas galimybės. Bandykit, domėkitės ir tikrai tai įeina į NLP praktiko kursą. Kiekvienam NLP praktiko kurse šitas modelis irgi yra.